Yra 10 apskričių, yra 10 vyriausių policijos komisariatų. Tai vidutiniškai truktų 150 darbuotojų viename. Kauno apskrities vyriausiam policijos komisariate šiuo metu yra 162 laisvos pareigybės. Laisvos pareigybės pagrindė yra pirminės grandies policijos pareigūnų. Tai yra policininkų. Taip jau susiklosti, kad policininkus ruošia Klaipėdos policijos mokykla. Yra viena priežastis tikriausiai todėl, kad ji yra strategiškai nutolusi nuo Kauno apskrities, kadangi viduriniosios grandies pareigūnus rengia Riomerio universiteto viešojo saugumo fakultetas, kuris yra Kaune. Ir šiuo metu viduriniosios grandies pareigūnų poreikio, bent jau Kauno apskrityje, tai praktiškai kaip ir nėra. Be to, į pirminę grandį policijos pareigūnų galima priimti asmenys tik turintys policininko kvalifikaciją, kurią, kaip ir minėjau, suteikia tik šitą Klaipėdos policijos mokyklą, arba dar yra vienas toks būdas, tai baigti įvadinius mokymo kursus. Na, ir dar viena priežastis tikriausiai yra aukštai keliami sveikatos reikalavimai pirminės grandies pareigūnams. Pirmas, stojantysis, jeigu mes kalbam apie Klaipėdos policijos mokyklą, turi būti baigęs vidurinę mokyklą, turėti vidurinį išsilavinimą, taip patvirtinį dokumentą, būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, kaip ir paminėjau, atitikti sveikatos reikalavimus pagal pirmą skiltį ir išlaikyti fizinių normatyvų. Yra iš tikrųjų reikalavimai bendro fizinio pasirengimo, tai yra ir bėgimas, ir rankų lenkimas, bėgimas šaudykle, tempimas. Praėjusiais metais buvo siųsta 13, įstojo tik tai 4. Aš manyčiau, kad dabar kaip tik ir pasitikėjimas žmonių policija yra augantis, kaip rodė paskutinės apklausos, tai buvo apie 60% visuomenės pasitikė policija, tai yra pakankamai aukštas rezultatas. Pas mus pradėjęs dirbti pareigūnas gauna apie 1500 litų, čia nesiskaičiuoja jokie priedai. Tiek, kad pas mus yra nuoseklus darbo užmokesčio, sakykime, dėjimas. Įgulos bažnyčioje buvo labai graži šventė, prisiekė naujai priimti darbuotojai. Buvo 21 pareigūnas, tai yra viduriniosios, baigė Riomerio universitetą, kadangi buvo eksperimentinė laida, jis sausį baigė. Ir iš Klaipėdos policijos mokyklos ir po įvadinio mokymo kursų. Labai džiaugiamės, kad šiandien mes sulaukėm labai gražaus papildymo, 20 darbuotojų. Todėl manom, kad tai turėtų būti sportiškas jaunimas, mėgstantis sportuoti, kur tai nėra svetima, kuriems, aš manau, nori realizuoti save padėdami kitiems, kurie nori pasakyti saugią visuomenę, saugią aplinką, kuriems sugeba pagelbėti kitiems žmonėms ir tai yra, dėl to jie jaučiasi gerai. Na ir tikimės tokio aktyvaus, energingo jaunimo savo gretas.